Tai tikrai nežmonių gerai. Sveiki, kaip laikotės? Puikiai, ne? Puikiai. Nu, tai malonu matyti. Eidavo aukščiau, iš aukščiau toliau. Ir nepagyvenę garbūs svečiai. Ir visi čia dalyvaujantys. Sveiki atvykę į šią gražią mūsų šventę. Mūsų šventę pradėsime nendrių ansamblio dainuojamų pagyvenusių žmonių himnų. Prašom ansamblėlės. Jaunystės paukščiai tebe gieda, arčiau figūrisa
visi, taip pat, kad esame drauge. Skleiskim bendravimo ir gerumo šviesą, sušilkim šalia vienas kito ir pajuskim šventinį džiaugsmą šio gražaus suėjimo, malonumą bei palaimą. O šios šventės dienotvarkėje ne tik tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos paminėjimas, bet svarbiausia rajono pagyvenusių žmonių ir karo dalyvių organizacijos įkūrimo 20 metų sukakties paminėjimas, dar pridedant ir organizacijos tarybos ataskaitą rinkimus. Tad rudenėjančių lapų auksas tegul nudažo šią šventę metų dieną mūsų darbus. Linkiu, sveikinu pagyvenusius ir nepagyvenusius, garbius svečius ir visus su šia švente. Malonu čia matyti Seimo narį Mindaugą Bastį, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentę Grasildą Makaravičienę. Dalyvių Respublikinio komiteto pirmininkas turbūt atvyko. Nematau gerbiamo Juliaus Deksnio. Taip pat dalyvauti turėjo ir matau gerbiamų draugų Bertašiaus, mūsų merų. Jums svečias šiemet Juozas Bereiša. Kėdainių rajono NPŽA delegacija. Dabar pavardės nepasakysiu, bet prašom atsistokit, gal vienas pasirodys spektaklis. Rauktienė. Dalyvauja Šakių seniūnas Dalius Jasevičius. Taip pat dalyvauja visuomeninių organizacijų vadovai, bet atstovai, aš jau pavardžių gal pasakys patys, šiandien laiko nesakau. Taip pat dalyvauja rajono laikraščių draugas ir valsčius atstovai bei redaktoriai. Ačiū, kad pasiruošę paklausyti mano tarimų šventinių žodžių. O šnekėsiu tiek, kiek valiausiu. Gal 20 mečiai užteks ir apie 10 minučių kalbėsiu apie organizacijos praeitį, dabartį ir ateitį, apie godas ir lūkesčius. Nors organizacijos istorija nėra ilga, bet gyvybinga. Per 20 metų padaryta nemažai gerų darbų. Tebūna tai pamąstymai ir meilė, pagarba ir padėka už visą tai pagyvenusiems. O duota tiek meilės, kiek mylim, tiek džiaugsmų, kiek mokam kitų artumą pasidžiaugti. O pranešimėlį pradedu tuo, kad tarptautiniai pagyvenusių žmonių. Po pastarųjų ir karo dalyvių tada buvo apie 200, šiandien jų yra karo dalyvių tik 12. Tada įkūrė savanorišką, nepolitinę, visuomeninę organizaciją. Jos tikslas buvo sutelkti pagyvenusius dvasiniai, kultūriniai veiklai. Visuotinis pensininkų susirinkimas tada patvirtino organizacijos įstatus ir pavadinimą, sujungiant pagyvenusius ir karo dalyvius į vieną organizaciją. Jūs čia gerbiama Grasilda. Gražiai bendraujame su rajono visuomeninėmis organizacijomis, o taip pat su rajono savivaldybė, jūs gerbiamų merų Juozu Bertašiu. Atsukus organizacijos laikrodį dar atgal, matome ir veiklius pagyvenusių žmonių klubus Lekėčiuose, Kiduliuose, Kudirkos naumėse, Gelgaudiškyje. Tiesa, gal kai kurie jau prigeso, o Sintautuose ir dabar gražiai skamba pagyvenusių bičiulės balsai. 2010 metais išleistas leidinėlis organizacijai 15 metų. Šiandien jūs pasveikina su šia švente lankstinukas organizacijai 20 metų. Nesigirdamas sakau, kad organizacijos veikla sulaukė pozityvaus dėmesio. Tai buvo
organizacijos veiklos pakilimo metai. Žinoma, visko čia neišsakysiu, bet pastarieji organizacijos metai buvo įprasminti veikla. Bet ko... Ir iš viso dalyvauju visuomeninėje veikloje jau virš 50 metų, 20 metų pagrindinė organizacija. Labiausiai, kad pradėjau vadovauti nuo 10 metų Angelaičio organizacijai. Kaip jūs, taip ir aš, netėjome į šią žemę, kad tik numirtume, o šioj žemės kelionėje norėjome kažką nuveikti, palikti. Ir daugiau sunkumų bei kliūčių. Be abejo, pristabdo ir metai, bet yra tokia jau keista filosofija. Sensti tarytum jaunėjai. Tai nepasiduokime. O ateityje organizacijos eiseną reikia nuspalvinti įvairesnėmis ir skaidresnėmis spalvomis. Organizacija bus gyva, kol žmonės rinksis ir dalyvaus, kol kažką jiems duosim ir jie praturtins save. Vilniaus miesto pagyvenusių žmonių asociacijos pirmininkė, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos viceprezidentė Vlada Maleckienė, Vilniaus miesto vyresniojo amžiaus žmonių asociacijos viceprezidentas, mūsų advokatas, teisininkas, kuris teikia nemokamas paslaugas juridinės mūsų asociacijos, visos asociacijos nariams, Juozas Bareiša. Gerbiami šakiečiai, labai visada malonu būti pas jūs. Aš ne pirmą kartą pas jūs. Jūsų širdžių šilumą visada įsivežu iš jūsų. Ir šiandieną aš jums visiems norėčiau palinkėti, kad jums sėkmė lydėt kiekvieną dieną, nes darbai jūsų kalba už jus ir jie atlikti senai. Ir kad jūsų širdžių šiluma ir namų židinys sušildytų visus, kas pas jūs ateina ir išeina. Ir padėkite kitiems žmonėms, kurie nėra jūsų asociacijoje, ištieskit visada pagalbos ranką, kam to labiausiai reikia. Kada mane išrinko Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija, vadovaut patikėjo šitai asociacijai, aš mokiausi iš jūsų gerbiamo pirmininko. Čia yra asmenybė, kuri traukia žmonės. Jo graži energija vienyje žmonės. Vot ir suvienijo jūs visus, kurie esate čia, kurie negalėjo galbūt atvykti. Aš ilgom savo kalbom jūsų nevarginsiu, bet noriu palinkėti, kad visos bėdos ir nelaimės apeitų jūsų namus. Kad atvykusios iš toli, tai yra Kėdainiškis. Gaila, kad jų pirmininkė sunegalavo Paulina Noreikienė, bet yra jų delegacija, vyrai, kurie pasakysi, padainuos turbūt. Kviečiam. Tikros darželių gėlės, mūsų laimės ir draugystė šypsena, širdį uždegs jos vėliai ir draugystė mums atkurs jauna. Tikrai, kad nebūtų jums nuobodu visiems, kokie kėdainiečiai kad dainos, aišku, mes negalime štai. Nes tikrai jau, kadangi mūsų pirmininkė tikrai susirgo, tai jau man čia teko tokia laimė,
Tai čia Vytautas, Leonas ir Vaclovas. Stovauti. Ir Vaclovas gal turi kažkokį įdomą raštuką paskaityti. Prašom, Vaclovai, kol Leonas susidės armonikėlės pečių. Ilgai netrukdysim tikrai. Vaclovai priimta pusę valandos koncertas. Nu tai mes daugiau ne. Gerbėmėjai Šilagalviai, čia buvo paminėta, kad mes esam karo ir pokario kartos atstovai. Aš kaip Kėdainių literatas norėčiau perskaityti eilėraštį skirtą mums visiems. Taigi, mes esam karo ir pokario karta. Supraski mus, žvaigždė likimo, rūsti teisėja, ar girdi, juk ne gyvenimo saldybė lydėjo pokario keli. To laiko, kurio vėtros trankės, dejavo žemę nearta, nieks nevedė mūsų už parankės, mes buvom pokario karta. Laiko kelyje mes siekėm laimės, gėrio, džiaugsmo, nebuvom žolės pakelės ir nepabūgė vėtro kauksmo. Palaikėm žmogų iš širdies, supraski mus žvaigždė likimo, mūsų kelio nieks nepakartos, tik meilės, o ne pykčio žymę regėk ant pokario kartos. Dėkuoju iš dėmesį. Mes su Leonu Makarčiu. Išėjau ieškoti laimės, niekur jos nesuradau. Į neviltį aš atėjau, gal metu keliu ėjau, o debesėli, neužstok iš saulės, nepalik mane šešėlyje.
gražios dainos. Dar kartą sveikina kėdainiečiai su jūsų tikrai to jubiliejum, gražiu, puikiu. Ir linkim kuo didžiausios jums sėkmės, sveikatos, tvirtybės ir ilgai gyvuoti šioj žemėje. Ačiū. Labadiena, miela pagyvenusių žmonių bendruomenė, miela asociacijos prezidentė, miela Grasilda, pirmininkė, mielas Jonai, miela Šakių rajono savivaldybės tarybos narė Rima, svečiai. Iš tiesų labai džiaugiuosi taip pat galėdamas pabūti kartu jūsų šventėje, minint organizacijos 20 metų jubiliejų. Pasidžiaugti tuo, kad jūs esate puikus pavyzdys, kaip reikia organizuotis, kaip reikia būti bendruomeniškais, kaip reikia dalintis rūpesčiais ir džiaugsmais. Aš labai didžiuojuosi mielo Jono, kuris, kaip matome, yra pavyzdys ir visai pagyvenusių žmonių asociacijai Lietuvos mastu. Man teko būti penktadienį Vilniuje visos Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos organizuojamam renginyje. Tikrai džiaugiausi ir didžiavausi mūsų rajono pagyvenusių žmonių nariais. Jums reikia iš tiesų dėkoti už jūsų išmintį, už jūsų darbus, kuriuos jūs dirbote, kai buvote jaunesni ir dabar neatsisakote dirbti Lietuvos labui. Jūs esate puikus pavyzdys mums, kaip reikia iškentėti sunkumus ir kaip reikia žiūrėti optimistiškai į mūsų valstybės raidą. Iš tikrųjų, šį padėkos raštą įgarsintų. Asociacijos pirmininkui, gerbiamam Jonui Bos. Dėkoju Jums, ilgamečiui rajono nevyriausybinės organizacijos vadovui ir įkūrėjui, už aktyvią visuomeninę veiklą ir Šakių kraštų pagyvenusių žmonių bendruomenės telkimą, aktyvią pilietinę poziciją bei švietėjišką darbą, puoselėjant istorinę krašto atmintį. Sveikinu Jūs organizacijos įkūrimo 20-mečio progą ir linkiu neįsankančios energijos, stiprios sveikatos, dirbant savo krašto bendruomenės labui. Pagarbiai Lietuvos Respublikos Seimo narys Mindaugas Bastytis. O šitas žiedelis bus Gediminui, kadangi be jo čia būtų daug ko nebūtų. Gerbiamas Seimo nary, aš šiandieną norėčiau, naudodamasi progą, Jums padėkoti, kad Jūs visada šalia mūsų pagyvenusių žmonių. Ir labai nuoširdžiai noriu padėkoti mūsų premjerui, kadangi kaip atėjote Jūs vadovauti, tai pajudėjo iš mirties taško mūsų pensijų grąžinimas. Kas skauda, tai tą ir kalbu. Jūs matot mane per televiziją, aš visą laiką ginu mūsų interesus. Ir aš tikiuosi, kad Jūs tą padarysit, kad Jūs atsiskaitysit su svetimom skolom. Ačiū Jums už tai ir ačiū, kad Jūs esat.
Ir dar pabaigai jūs matote tortas. Po mažiuką gabaliuką, manau, kad tai yra iš tikrųjų sveikas dalykas, per daug nepersivalgant. Taigi dar kartą visus su jūsų švente. Ačiū visiems už dėmesį. Ir mano meilė. Daugiau tų meilų. Dabar leiskime. Taip kalbėti. Labą dieną, sakau visiems. Labą dieną, mylimas organizacijos pirmininkė Jonai. Labą dieną, gerbiamas Seimo nari Mindaugai. Labą dieną, sakau garbiai prezidentei poniai Grasildai. Ir labą dieną sakau jums visiems, mėly senjorai, kurių gyvenimo patirčiai, gyvenimo metų naštai, skausmams ir džiaugsmams įvertinti ir prisiminti, jau 25 metus yra skirta speciali diena. Mylėti žmogų reikia kasdien. Bet taip jau mūsų gyvenimas yra surėdytas, kad tam tikromis dienomis mes paminim vieni kitus. Tad spalio 1 yra skirta jums. Ir pradėjo ją pasaulį švęsti dar tada, kai jums pagyvenusiais metais dar net nekvepėjo. Prieš 25 metus. Šiandien organizacijai 20 metų. Aš negaliu būti tokia drąsi ir tvirtinti, kad visus 20 metų buvau draugė su jumis, kaip čia yra parašyta. Tačiau daugelį kartų, daugelį metų, daugelį susitikimų aš tikrai buvau tautinės kultūros žmogus. Ta esu sakysi ne viename jau mūsų bendrame susitikime. Todėl šiandien aš ir negalėjau nenulenkti galvos prieš jūsų amžių, prieš jūsų darbus, prieš jūsų patirtį. Visada sakiau, sakau ir sakysiu. Tik labai svarbu, kad jaunesni žmonės esantys šalia tikėtų jūsų patirtimi. Kad mokytųsi iš jūsų klaidų ir sektų pavyzdžių jūsų. Tad šiandien sveikinu visus jūs šios dienos proga ir jausdama ypatingus sentimentus šitos organizacijos dviems vyrams, Jonui Bosui, kuris dalinasi su manimi tokiais dideliais ir svarbiais dalykais, kuriais galima turbūt dalintis tik su muziejum, kaip senos iškarpos, seni albumai, o jis pasirinko mane. Ačiū jums ypatingai už tai. Jausdama sentimentus Gediminui Jokubaičiui, kuris net nederliaus metais sako, atvažiuok obuolių. Ačiū Gediminai už obuolius. Jausdama ypatingus sentimentus visoms organizacijos moterims, už kiekvieną gražų žodį, už pasiplėbėjimą prie kavos puodelio, už brangę sagę, iš tikriausia dar jūsų močiučių dėželių papuošalų, kurią kažkaip tai pasirenkat ir dovanojat man. Ačiū už sūrį suspaustą, ačiū už viską. Dėkoju jums ir padėkos vardan aš galiu tik tai duoti receptą. Juk dabar rudens metas. Rudens metas ir visos moteris kažką vakuoja, konservuoja, marinuoja, kažką uždaro, kad kažkurį tai laiką išlaikytų. Ir turėtų tada, kai jau, sakykim, gal jau nebebus, už lango, bus šalta ar kaip. Čia šiek tiek kitoks produktas, su kitokia mintim, bet manau,
pakankamai didelio turinio šiandien jūsų proga. Gyvenimo patiekalo receptas. Pagal motiną Teresę. Mylėk gyvenimą, koks jis yra. Visada atmink, kad oda raukšlėjasi, plaukai pražyla, dienos pavirsta metais. Tačiau tai, kas svarbu, nekinta. Tavo jėga ir įsitikinimas neturi amžiaus. Tavoji dvasia yra bet kokio voratinklio lipnumas. Būkite laimingi šią akimirką, šią. To užtenka. Kiekviena akimirka yra tai, ko mums reikia, nedaugiau. Šitos mintis čia užvakuotos. Ir nors aš sakiau, kad stiklainius gaspadinė savo šeimynai atidaro šiek tiek palaikius, aš užvakavau vakar. Bet jums visiems siūlau ragaut šiandien. Aš manau, kad išlaikymo užteks. Su švente, mėlėjai senjorai, mano bičiuliai. Ir ten dar vaistai, dalinkite su Gediminu ir visais kitais. Ačiū. Gediminai bus. Ačiū. Nesibučiuosi mudu? A, jeigu nenori, tai... Visada gražiai šnekam, niekada nesusišnekam. Tu gavai pyrasų, bet reikia ir išgėrimų. Jau galima dabar. Galima, tik neprasigerk. Jaunok nepradėk, paskui. Labą dieną visi, svečiai taip pat. Na, aš tiesiog po Rimutės kalbos bijau ir nusišnekėti. Na, ši diena, pagyvenusių žmonių diena, iš esmės yra savaime tokia įdomi tuo, kad, na, kitos dienos, kurias minime, kad ir mokytojų diena ar angelų sargų diena, tad šią dieną mini, na, ne visi žmonės, tik tie, kuriem jinai yra skirta. Pagyvenusių žmonių diena yra ta diena, kurią minės visi kažkada tai, tame tarpe ir aš. Rajono neįgaliųjų sąjungos pirmininkė Stasė Vasaitienė. Turbūt yra. Ar nėra? Kviečiu Našlių klubą Nendrės vadovė Onutė Valaitienė. Palaikyti visą laiką ryšį su savo organizacija. Meilės gimsta didelės
šviesų likimą. Laukia tolimas kelias, o kelio nebūna be vingių. Laukia tolimas kelias, o kelio nebūna be vingių. Per ilgą naktį vėją supuota, kai iš dangaus į žemę žvaigždės lijo. Buvai viltis, laukimas ir paguoda, sutilpus į mamos lopšinę tylę, žvelgia mylinčios akys, su parankos auksinis, lūpos pasaka seka, lemia šviesų likimą. Laukia tolimas kelias, o kelio nebūna be vingių. Laukia tolimas kelias, o kelio nebūna be vingių. Jos dirba kartu, nes mūsų bendras tikslas yra daryti žmonėms gerą. Taip kad ačiū, ponas Jonai, kad jūs apjungėt visus ir jūs esate kartu. Aš tikėjausi čia važiuodama matyti jūsų merą. Aš žinau, kad meras pagal gerbiamo Jono žodžius yra pats geriausias iš visos Respublikos meras. Ir remia visada šitą organizaciją, žinoma, ir kitas. Aš atvežiau rėmėjo medalį, kuris pagamintas Monetų kalykloje ir noriu perduoti gerbiamam merui ir paprašyti Joną, kad jis tą padarytų ir padėkoti. O gerbiamą seniūną norėčiau paprašyti, kai bus BTV svarstomi projektai bendruomenių, neužmirškit šitos organizacijos. Jie daug ką gali ir sąžiningai, tvarkingai, be jokios korupcijos įvykdys visus jūsų projektus. Ačiū. Organizacija mūsų, tai čia mūsų valdyba, čia yra Kiguliečių padėka, tau, Jonai, nuo mūsų visų. Nagi atsistokit Kiguliai, čia visas glėbys. Va. Ką čia galima daug pasakyti? Pirmiausiai, tai Jonui, tai jau Jonui iš čia yra apdovanotas ir apdėkotas, bet va šitą šventė, tai mums čia visiems yra. Ji brangi. Mes visada su gražiausiais žodžiais ir gražiausiom viltim atvažiuojam, pabendraujam, pasimatom ir visada pagalvojam, kad dar ilgiau pasimatytume, pasibūtume. O jau ką čia mes dabar tie senioriai galim daug ką padaryti, tai ir nesakykim, kad kažin tiek padarysime. Taigi nuo visų Kiguliečių tau Jonok. O žinot, dabar gal ir negerai, kad aš taip jau panorau, bet vis tiek, mane jūs čia daugumą pažįstate ir aš jūs pažįstu ir galvoju, kad niekas turbūt taip gražiai apie savo tėvynę, apie Lietuvą, apie savo gimtą šalį nekalba, kaip tie žmonės, kurie viską jau gyvenime patyrė, kurie daug matė, kurie išgyveno ir kuriem tas gimtasis kraštas yra pats brangiausias. Žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos. Žemė Lietuvos, žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos. Žemė Lietuvos,
gyvenimas likimo dovana, žmogaus darbų ir lūkesčių dėlioniai, gerais darbais paženklinta diena, į laimės kalną vedantį kelionį. Gerbiamas mūsų pirmininkė, pagyvenusių žmonių, ilgametį, nuoširdus, mylimas žmogau, gerbiamas buvęs mano pirmasis švietimo skyriaus vedėjau, kuris man dovanojai nuostabų miestą, Kudirkos naumestį. Gal kur nors tarp miškų, kaip jūs sakėte, kaimo pradinėje mokykloje nebūčiau buvusi tokia laiminga, kaip kad jūsų patarimu paskyrėte mane į šį miestą. Ačiū Jums už viską. Ir nuo savęs, ir nuo visos mūsų tarybos. Jei nori dar kalbėti, prašom, o jeigu ne, tai šitą šventinį dienotvarkės klausimą pabaigiam ir pradedam labai trumpą kelių minučių. Tai mūsų organizacija 2 metų pagal įstatus 2 metų laikotarpį baigė ir seka ataskaita ir rinkimai. Kadangi ataskaita buvo, dar papildys mūsų tarybos nariai, aš pasakysiu, tai yra pagal mūsų organizacijos įstatus mes turim šiandien išrinkti naują tarybą. Šventinį pasveikinimą, palinkėjimą stiprybės, bent savo mintimis pasiųstume tiems, kurių čia nėra, nes yra per silpni, serga, kovojasi su ligomis. O dar geriau būtų, kad draugas ir valsčius mūsų palinkėjimą įspausdintų laikraščius. Paprašykime to paplodami. Aš įpareigota atsiskaityti už praėjusius metus, bet beveik visus mūsų veiklos gairės paminėtos lankstinukėje. Todėl nesikartosiu, o pakalbėsiu kitų kampų. Mes niekada ir nesusirenkam darbinių klausimų spręsti. Na, nebent dar paminėsiu, kad mūsų organizacijos bosas yra Jonas Bosas jau 20 metų, kuris be šio darbo dar ir kelias knygas kraštotyrinės parašė. O kai jaunukas eina ko nors prašyti į savivaldybę, tai visada jis draugėn pasima ir Gediminą visiems pažįstama. Taip jiems būna produktyviau turbūt. Visada jam kompanija palaiko, jaučiu paskaičiu. O visas padalytas išlaidas suskaičiuoja, surenka visus kvitukus, sąskaitinės ir kruopščiai atsiskaitų laiko ir teisingai kruopščioji Marytė Žemaitienė. Dar paminėsiu ir mūsų šefę Laimutę, kuri užaugina daugybę našlaičių karių kapams papuošti. Ir šiemet pergalės dienos proga, nors buvo labai didelių trukdžių, karių kapai, pergalės diena buvo paminėta labai gražiai. Jonas Vilčinskai, gražų pavyzdį plečiant repertuarą, dainų repertuarą, įsavinant vis naujas dainas, rodo ne tik muzikos vadovė, bet ir šakių dainininkė senjorai Marytė Guzinevičienė, kuri moka 100 dainų. O kai nėra muzikantų, sugeba ir gerą toną paimti pradeda dalį. Lyriškas ir ne tik. Eiles kurianti Danutė Batisnė taip pat savo atmintyje atgamina ten skambančias melodijas ir pritaiko savo sukurtiems žodžiams. Mylinčių dainą dar yra nemažai, nors gretos retėja, bet visų čia neišvardinsiu. Gyvenimas ne tik iš dainų susideda. Štai Sintautietė Kutkaitienė, jau čia ir minėjau pirmininkas, prieš kelis metus sukūrė grupę senjorių ir gražiai vykdo kultūrinę švietišką veiklą, net į ekskursijas išvažiuoja
Už kurą iš pensijų susideda, o autobusiuką duoda savivaldybė. Nu, miesietis Prainakinį, kurį čia kalbėjau, jau prieš... Kaip pastebėjot, vyksta ataskaita, ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, tartum, sakykim taip. Ir jei bus dar norinčių pasisakyti dėl ataskaitos, neįga, bet turininga, graži. Jei nebūtų kalbų, tada pereikim prie kitų darbų. Tai yra, priimkime ataskaitinio rinkiminio susirinkimo nutarimą ir įvertinti mūsų tarybos darbą. Taigi prašome Danutę taip pat čia paskaityti trumpą. 9 buvo, 9 paliekame, turbūt ne visą. Aš manau, kad čia. Pirma, Juna Bosa, Liuda Gailienė, Gedimina Jokubaitė, Aldona Kviečiūnienė, Irenas Prainaitė, Ona Valaitienė, Henrika Zaremba, Marija Žemaitienė, Aldona Varvarinienė. Štai tokie pasiūlymai. Gal turit kokių pastebėjimų, turbūt jūs? Aš siūlau, žinomi žmonės, siūlau balsuoti viešai už visą šitą sąrašą. Kas už tai, kad šitie 9 žmonės būtų išrinkti? Šimtų našlučių jau 10 metų užaugina ant karių kapų. Noriu pasveikinti mūsų organizaciją, nedrįstu tai manęs paprašyti. Jei įsiteikia, lauktešėlį ir gyvena. Такой устный, ну. Savaip gražus kiekvienas metų laikas. Malonu rytą ir vidudienį. Gražus pavasarį. Einu, lik sveikas. Su šypsena einu į rudenį. Nors gera prisimint, bet man negaila, kad aš su rudeniu gelsvu išblyškėliu. Gūdžiai rankas sunėrus nuo mano meilį, paliko vieniša ant kryžkelės. Gyvenimas, draugė, kurioje paliekami baltus, tiesus ir tamsius. Gyvenimas, knyga, kurią
nerašome orais, o žodžiai, o eilutė. Gyvenimas atsirado su saulė. Mokėmės ir mokomės jį saugoti